Sakysiu du labai paprastus būdus, kaip patikrinti, ar tokia žinutė yra apgaulė ar ne, žiūrime. Pirmas būdas, keliaujame lygsaugus.lt, pasirenkame SMS, įklijuojame gaundą tą žinutę ir spaudžiame tikrinti riziką. Gautas įvertinimas kritinis, 90% tikimybė, kad tai yra sukčiai. Viskas tai sukčiai, žinutėje tikrai nieko nespauskite, jeigu norite skambinkite Unipark tiesiogiai, bet nespauskite žinutės. Antras būdas patikrinti, bet tai tik įgudusiems. Žiūrime, koks yra domenas begalūnės.com iki paskutinio taško, tai yra lt-e-services.com. Tai čia yra toks domenas, jeigu atrodo nepatikimas, viskas, nieko nebespausti. Jeigu esi dar labiau patyręs, gali suvesti patį domeną. Nespausti nuorodus, bet suvesti patį domeną lte-services.com. Kaip matome, toks puslapis net neegzistuoja. Tai 100% yra apgavystė.